Ar tai reiškia, kad į Pilkų kiemą atėjo šventė? Nu jo, atėjo iš tikrųjų šventė, ilgai laukiam pergalės, tokia, šiek tiek netikėta. Patiem netikėta, ar ne? Jo, iš tikrųjų ruošiamės, taip sakant, stipriai gintis ir ieškoti savo progo. Iš tikrųjų, nu, kažkas panašaus ir vyko, bet vis tiek varžovas turbūt dėl to, kad neturėjo keitimų. Leido pakankamai laisvai, sakykim, žaisti, aišku, jie patys irgi neblogai atakavo. Ypatingai čia tas toks galas įtemptas buvo, bet visumoje, nu, pavyko, sakykim, varžybos. Kaip nepasimetėt tada, kai praleidot įvartį? Nu, iš tikrųjų, turbūt buvo laiko ir sakau, varžovas tiesiog leido žaisti, jeigu jis tam, sakykim, ten spaudės, lypės, turės tiek, jeigu turbūt būtų pakankamai sudėtinga, bet kadangi leido mums žaisti, leido kurtis progas, mes tiesiog jam pagaliau pavyko pasinaudoti. Tai aš suprantu, kad ne jūs taip gerai žaidėt, kaip jie blogai žaidė? Nu, mes ir pakankamai gerai, jeigu ten blogai žaisim, turbūt, sakykim, įvarčių nemuštum, taškų nepasimtum, bet tiesiog galbūt iš jų daugiau tikėjome, sakykim, tokio žaidimo, bet tiesiog, nu, kaip leidžia varžovas, taip žaidė, turbūt, galbūt ir mes pakankamai gerai žaidėm, tiesiog jam neleidom daryti tą, ką jie nori, ypatingai ten pirmą kėlinį, praktiškai prie to įvarčio ten sakykim, progų ir neturėjo. Taip, atvirai kalbant, varžovai tikrai nebuvo šiandien prastesni nei VVG. Aš visą laiką sakau, kad su Vilkais pas mus būna tokia tvirta kova, mes tvirtai kovojame, mums tai sekasi su jais lošti, mes visada laimim, vienintelis turėjo lygiasis praeitais metais. Tai, nu, tas turbūt yra tokia mūsų sėkmė su jais šiandien padėjo. Bet šiaip Audimas Vartininkas gerai sužaidė, Aumantas puolėjas tą padarė, ką turėjo, nu, žodžiu, pasisekė. Ar teisus būsiu sakydamas, kad jums tiesiog reikėjo išlaukti savo? Mūsų buvo daug, jų buvo mažai, keitimai. Tas suveikia, ar ne? Jo, aš manau, visgi antram kėlinį jie kažkurio momentu biškį nusėdo ir mes ten turėjom gerą atkarpą ir ten juos sutvarkėm. Aš jeigu dar grįžtumėm į tą pirmą kėlinį, dėl ko jums jis taip nesiklostė gerai? Turbūt tokio daugiau nervinio, tokio startinio jaudulio buvo. Daug žmonių, visus kažkaip leidom žaisti ir tokia apgavosi. Kažkaip tas turbūt labiausiai maišė, nes visiems duodavom ten po 12-13 minučių lošti ir nebuvo tokio išsibėgėjimo, kai kuriems žmonėms reikia išsibėgėti ir pradėti lošti. Kelis kartus Martynai pakartojo sėkmė, ar čia šiandien buvo daugiausiai sėkmės šį sezoną? Ne, aš sakyčiau, tą, ką mes šiemet pralošėm, tai mes pralošėm pirmai ir antrai vietai. Aš manau, kad Gulbinai šiemet gaus medalius, Dyneris bus medalį, o dėl trečios vietos viskas prasidės Mėsmalė. Kaip visada, dėl trečios vietos mes turėsim kokias 4-5 komandas. Tarp jų ir mes. Aišku, potyris turbūt ne pats dažniausias, o kaip jausmas? Nu, seniai neteko žaisti vandens futbolo, o ne normalos futbolo, bet pirmiausia, tai norėtume pasveikinti mūsų žaidėją, jam gimė pirma dukra. Sveikinam Maurį nuo visos komandos. O šiaip dėl futbolo, tai tikrai, kaip ir sakėt, futbolas retai būna toksai, kad kamuolys nesuprasti, ar čiuožia, ar stovi, ar tiesiog skrenda neaišku kur. Tai šiaip kaip viskas klostės, galvojat apie rezultatą, galvojat apie tai, kad greičiau baigtus, apie ką galvojat? Mes kaip visada, mes setas ateina susirinkti, gerai praleisti laiką ir duoti visiems pažais. Kaip pastebėjot, jau pas mus jau antras rungtynės iš eilės prasideda įvarčiai, tai jau tuo reikėtų džiaugtis. O daugiau 5 mes niekada neprasileisim. Įprastai per sezoną bent po vieną tokį malonumą turit, ar ne? Jo, turim ir labai smagu iš tikrųjų žaisti. Tik biškį tamsoka. Bet iš esmės, kalbant apie tai, kad buvo nešalta, tai tas lietus ar labai trukdė? Aikštė labiau negu pats lietus. Tai yra aikštė buvo jau visiškai nežmoniška ir iš esmės daug įvarčių krito nesąmoningų. Tai ir iš mūsų pusės ir iš jų, ne tai, kad nesąmoningų, bet tiesiog kamuolys lieka už žaidėją. Kai pradėjo lyt, visada taip yra, kad ta silpnesnė komanda įgauna tokį savotišką kaip ir pranašumą, ar ne? Nebuvo baisu, kad įgaus... Buvo, iš tikrųjų, buvo, nes... Ar jūs jautės, kad varžovai silpnesnė komanda, ar jūs? Ne, kaip tiek, mes pirmam pradžioje iki lietaus jautėmės žymiai stipresni, nes judėjome, kamuolys buvo praktiškai mūsų, o po lietaus galėjo atsitikti bet kas, nu šiuo atveju dar mums pasisekė. Tai... Bet vieną prasileidom, tokį visiškai iš nieko. Tai yra... Skaudu dėl to? Ne, kodėl? Laimėjom, tikrai neskaudu. Korektiška komanda, labai smagu buvo žaisti. Kas šiandien buvo ŽV komandoje blogiau? Ar susirinkimo problema, ar tas stiprus lietus? Būtent susirinkimo. Jeigu būtumėt susirinkę, kaip tada būtų viskas atrodė tokio lietaus fone? Nemanau, kad lietus čia buvo labai didžiulis trukdis. Tiesiog dėl žaidėjų, tai ką mūsų startiniai 3 buvo, tai išėję aikšteliai be jokio keitimo su trečių šalių pagalba.
Tai šiek tiek tokį čia grinai dėl futboliuko susirinko, kad neatšauktume varžybų ir Chebra paloštų, bent jau priešininkai. Tai kas daugiau tokio negatyvo ar pozityvo, kad vis tiek turiu menį ar tai, kad pažaidėt, ar tai, kad pralaimėjot? Negatyvas pralaimėjot, pozityvas pažaidėt. Negatyvas, kad to žaidimo nebuvo tokio, vis tiek jau dabar pripratę po paskutinių varžybų, kad truputį geriau. Viską lošiama dabar tiesiog visi komandiruotėjai vos ne grūdai ir traumos. Tai... Bet čia toks sutapimas gavas, ar ne? Toks jausmas, kad jo, nes kaip galima iš 15 žmonių, kad atvyktų 5, tai 10 autė, tai realiai nebūna statistiškai praktiškai. Arba vieną kartą per keletą metų. Jo, vieną kartą per keletą metų. Tai kaip, džiaugsmo nemažai, pirma pergalė. Džiaugsmas toksai techninis, sakykim, taip labiau dėl rezultato, bet dėl pačio žaidimo tai dar ne. Nu bet ar tokiu oru įmanoma demonstruoti žaidimą, kuris tenkintų? Gal oras, gal visas tos balos, tas purvynas, jo, gal. Bet kaip jautėtės aikštėj? Nu vėlgi, gal pirmas 10 minučių jautėmės gerai, gal vėlgi. Kol nelyjo? Kol nelyjo, jo. Kol nelyjo, kol nepradėjom skubėti, tada vėl kažkaip tai labai jau norėjosi įmušti kažkaip tai. Bet šiaip viskas gerai? Reikia gerinti žaidimą. Kada pagerinsit jį? Nu tai aš jau tikiuosi, kad jau turbūt tas susirinkimas jau nuo kitos savaitės pagerės, aš manau, kad turėtų gerėti žaidimas. Kažkaip jau turbūt ta, taip sakant, juoda juosta turi būti pasibaigus.